Sveiki! Tai pradėsime šiandien mūsų kelionę, pažįstant žmogų per veido skaitymo techniką ir žmogaus energiją. Veido skaitymo technika tai yra technika, kuri yra paremta stebėjimais, stebint žmogaus veidą, kaip jisai yra susijęs su ligomis, su charakteriu, su savybėmis. Ir veido skaitymas tai yra puikus įrankis, norint pažinti žmogų, dar jam net nepradėjus kalbėti. O žmogaus energija tai yra viso ko pradžia, nuo ko mes ir prasidedame užgimdami šiame pasaulyje. Energija tai yra tas dalykas, be kurio mes negalime nei atsikelti, nei mirksėti, nei jo labiau valgyti arba daryti kažkokius veiksmus. Šią kelionę veidoskaitos ir žmogaus energijos jungtyje mes pažinsime per skirtingas veido dalis, kurias išnagrinėsime trumpai iš veidoskaitos pusės ir plačiau iš žmogaus energetikos pusės. Tad sveiki atvykę ir judėkime į pirmąją dalį. Kaklas. Kaklas parodo, kaip mes judame gyvenime į priekį. Ir kaklas gali būti matuojamas dviem aspektais. Pirmas tai yra jo ilgis. Ilgis matuojamas brėžiant liniją nuo pečių taško iki smakro pradžios. Čia yra matuojamas ilgis. Ir ilgį reikia matuoti pagal žmogaus konstituciją. Visus veido bruožus reikia matuoti pagal to žmogaus visą konstituciją. Jo nereikia lyginti su šalia esančio žmogaus kaklo ilgiu, nes jų kūno konstitucijos gali būti visai skirtingos. Tad antras būdas, kaip matuojamas kaklas, tai yra kaklo storis. Ir kaklo storis matuojamas, kada imamas labiausiai išsikišęs veido skruostikaulio taškas ir brėžiama tiesi linija žemyn į kaklą. Ir tarpas esantis tarp kaklo linkio ir linijos, kuri yra brėžiama nuo skruostikaulio dalies ir parodo, kiek kaklas yra storas. Kuo didesnis tarpas tarp brėžiamos linijos ir kaklo dalies, kaklo pradžios, tuo kaklas yra plonesnis. Tad pradėkime nuo žmogaus vertinimo pagal kaklo ilgį. Kaklas gali būti trumpas arba ilgas. Trumpas kaklas indikuoja, kad žmogus yra linkęs į labiau stabilų ir konservatorišką gyvenimo tipą. Tai reiškia, kad žmogui yra svarbiau stabilumas, nekintamos gyvenimiškos aplinkybės, nekintami įrankiai, kuriais jie naudojasi. Ir tokie žmonės yra linkę būti labiau sėslus, rinktis vieną darbo vietą ilgesnį laiką ir tokie žmonės yra labiau pastovūs savo pasirinkimuose. Jiems yra ganėtinai sunku priimti inovacijas, daryti nuolatinius pokyčius jų gyvenime. Žinoma, padaryti mes galime viską, bet tai nėra taip jiems komfortabilu kaip ilgo kaklo savininkams. Tad trumpas kaklas galima būtų pavadinti daugiau konservatoriško tipo žmogus. Tad kaip trumpo kaklo savininkas geriausiai atsipalaiduoja? Jam labiausiai energiją suteikia tos veiklos, kurias žmogus puoselėja daugelį metų, puikiai žino, ką jisai daro, kaip jisai daro. Ir ši veikla jo nesikeičia per daugybę metų. Na, kaip pavyzdys, žvejyba. Žmogus važiuoja žvejoti, nesvarbu lytis, žmogus važiuoja žvejoti daugybę metų, žino, ką pirkti, kaip mesti meškeres, blizgę ir žino visus procesus, kaip pagauti žuvį. Taip pat gali būti, tarkim, pavyzdžiui, tie patys šachmatai. Arba, tarkim, tai gali būti veikla, kurioje vyksta kuo mažiau pokyčių. Trumpo kaklo savininkui jų energijos atstatymo forma yra geriausia, kada jie daro ypatingai panašius veiksmus, ką ir darė iki tol, arba tai gali būti ta pati veikla ir tas pats užsiėmimas tik su nedideliais pokyčiais. Na, sakykime, kaip ir ta pati žvejyba, atsiranda kažkokie automatizuoti dalykai, kurie palengvina tą patį procesą. Arba, tarkim, pavyzdžiui, mezgimas. Irgi tai yra daugiau statinis ir daugiau tas toksai konservatoriškas poilsio tipas.
Ir tarkim, pavyzdžiui, tam pačiam mezgime gali atsirasti, pavyzdžiui, kažkokio tai tipo nauji siūlai, technikos, būdai, gali būti paskirtys skirtingos, jeigu iki tol visą laiką buvo mezgimas. Jeigu iki tol visą laiką mezgimas buvo tik, tarkim, pavyzdžiui, megztinio šaliko, o dabar jau atsirado ir tašių mezgimas, ir kilimų mezgimas. Gal net ne mezgimas, o rišimas, tai jau atsiranda nauja papildoma technika. Bet tikslas pagrindinis yra išliekantis tas pats, tai yra palaikyti labai panašią veiklos sritį. Trumpo kaklo savininkui geriausia veikla būtų valstybinės institucijos, kuriuose pokyčiai yra pakankamai lėti. Taip pat gali būti įvairiausios miškų urėdijos, kur vėlgi tai pokyčiai vyksta pakankamai lėtai. Taip pat gali būti ir gamybinė dalis, kur gamyba nekinta daugybę metų ir išlieka tokia pati, kai yra tik tai labai nedideli pokyčiai. Dažnai trumpo kaklo savininkus galima sutikti ir gynyboje, taip pat ir karo pramonėje ir tam tikrose medicininėse srityse, kur pokyčiai yra labai nedideli ir dažniausiai svarbu išlaikyti pastovumą. Daugiausiai energijos praras trumpo kaklo savininkas, jeigu jo veikloje, ar tai būtų darbinė, ar tai būtų namų aplinkoje, jei jo aplinkoje, jeigu jo veikloje atsiranda labai poreikis daug kažką keisti. Tarkim, kaip atsiranda naujos technologijos ir staiga reikia mokytis visiškai naujai pereiti prie to paties proceso, įdiegiant visiškai kitus naujus sprendimus, kurių jie iki tol nėra bandę ir jie automatiškai tam labai priešinasi. Tad tokiam žmogui labai svarbu, kad jisai ypatingai skirtų daug dėmesio fizinio kūno lavinimui. Tai yra įvairiausios praktikos, kurios būtų susijusios su fizinio kūno lankstumo padidinimu. Tokio tipo žmonės, trumpo kaklo savininkai, labai retai kada imsis jogos, bet ši technika jiems padėtų atpalaiduoti tą sąstingį ir tą konservatoriškumą, kuris jiems dažniausiai kasdienybėje trukdo. Taip pat trumpo kaklo savininkui jų sistemos atnaujinimui labai gali padėti ir badavimo technikos. Tai yra tarprotarpinis badavimas, kada tarp maisto gali būti 12-14 valandų tarpas. Taip pat trumpo kaklo savininkui jo sistemos atnaujinimui, tai yra visam kūnui ir mąstymui, labai dažnai padeda ir limfodrenažiniai masažai. Tai gali būti ir savimasažas, ir gali būti jau kreipimasis pas specialistą. Ką tai duoda? Tai duoda, kad suaktyvinama limfa ir žmogaus sistema pradeda aktyviau veikti ir aktyviau keistis. Ir tokiam žmogui, netgi nedarant kažkokių didelių pokyčių, sistema atsinaujina ir jam yra kur kas geriau judėti kiekvienoje dienoje, kurioje visą laiką pasitaiko kažkas tai naujo. Trumpo kaklo savininkui vertėtų vengti sferų, kuriuose yra nuolatiniai pokyčiai. Tarkim, tai galėtų būti IT sferos kažkokios tai dalis. Tai gali būti marketinginė pusė, kur vėlgi turi būti labai daug inovacijų ir pokyčių. Sferų šiais laikais, kuriuose yra pokyčių, yra turbūt daugiau negu sferų, kuriuose yra mažai pokyčių. Tad trumpo kaklo savininkui labai svarbu, kad namuose, namų aplinkoje būtų kuo mažiau pokyčių. Tai reiškia, trumpo kaklo savininkas, supratęs, kad jo kaklas yra trumpas, jisai vis dėlto turėtų informuoti savo namiškius, o greičiausiai namiškiai jau apie tai žino, kad pokyčiai šitam žmogui nėra labai smagi dalis ir namiškiai apie pokyčius turėtų informuoti kaip įmanoma anksčiau. Tai neturėtų būti spontaniški sprendimai, pokyčiai spontaniški, daugiau turėtų būti stabilumo ir daugiau fizinio aktyvumo būtent trumpo kaklo savininkam. Keliaukime prie ilgo kaklo savininko. Vėlgi, jeigu mes atkreipiame dėmesį į žmogaus konstituciją ir matome, kad kaklas tarsi kaip žirafa ilgas ir galva atitolusi nuo kūno,
Tai tokio kaklo savininkas yra inovatorius. Jam patinka inovacijos, jam patinka mokytis, jam patinka atrasti, ieškoti, domėtis įvairiausiamis inovacijomis, pokyčiai. Viskas, kas yra apie veiksmą, viskas, kas yra apie judesį, ilgo kaklo savininkui tai yra kaifo zona. Jie mėgsta judesį, jie mėgsta pokyčius. Ir natūralu, kad ilgo kaklo savininkas, jisai vengs tokių veiklų, kurios yra apie pastovumą, apie rutiną. Ir ilgo kaklo savininkas vis dėlto turėtų rinktis veiklas, kuriuose galėtų nuolatos kažką naujo atrasti. Tad energetiškai ilgo kaklo savininkas visą laiką bus tas toksai ugnies kamuoliukas, kuris pastoviai kažkur tai juda. Ir ilgo kaklo savininkui vidinė ugnis, tai reiškia tas vidinis drivas, judėjimas, veiksmas, tai yra tai, kas jam padeda pasiekti rezultatus. O ta vadinama stagnacija, konservatoriškumas, rutininiai darbai, tai yra ta dalis, kurie turėtų būti kuo mažesnėme procente jo dienos bėgyje. Ilgo kaklo savininkui atstovėti savo nuomonę būna sudėtingiau. Tad jeigu ilgo kaklo savininkas randasi tose pozicijose, kur jam reikia dažnai dalyvauti susitikimuose ir atstovėti savo nuomonę, savo poziciją, jis dažniau susidurs su noru pabėgti nuo tokių susitikimų, nepaisant to, kad ir kaip jisai norėtų tų inovacijų įdiegimo būtent to vieno ar kitoj srity. Ilgo kaklo savininkas, užsiimdamas ypatingai siaura veikla, arba tarkim tai yra rutininė veikla, jis dažnai gali ateiti iki perdegimo ribos kur kas greičiau, negu tokioj pačioj veikloje ateitų trumpo kaklo savininkas. Jei ilgo kaklo savininko darbinėje veikloje yra daug pastovumo, daug nuobodžių procesų, toks žmogus bus linkęs savo darbo vietoje vis įdiegti kažkokias tai naujoves, siūlyti kažkokias naujoves, ieškoti jų ir pastoviai eiti pas vadovus kokiais nors pasiūlymais. Ilgo kaklo savininkas daugiausiai energijos atranda, kai savo darbinėje veikloje arba tai būtų asmeninėje veikloje, kai jisai gali atrasti ir įdiegti kažkokias tai inovacijas, kai jam yra atrištos rankos daryti pokyčius. Jam yra suteikiama galimybė kažką kūrybiškai pakeisti, kažkokias tai inovacijas ne tik tai pasiūlyti, bet ir įdiegti, parodyti, kaip tai puikiai veikia. Ilgo kaklo savininkui dažniausios sritis, kuriuose jisai geriausiai jausis, tai bus marketingas, tai bus IT segmentai. Tai gali būti įvairiausios pozicijos, kuriuose yra reikalinga vizualizacijos išraiška. Taip pat tai gali būti ir interjero dizainai, taip pat tai gali būti ir architektūra, bet architektūra daugiau vis dėlto bus į tą vizualizacinę pusę, ne vien tik tai į brėžinių braižymą, nes brėžinių braižymas daugiau vis dėlto yra toksai pastovesnis ir ne visai įdomus procesas. Taip pat ilgų kaklų savininkai dažniau yra sutinkami personalo segmente. Tai yra ten, kur reikia komunikuoti su kitais žmonėmis, kur reikia ieškoti būdų, kaip su žmonėmis sutarti, kaip įdiegti vienas ar kitas naujoves. Ir šioje vietoje ilgo kaklo savininkas tikrai dažniau tokioj pozicijoje atsiskleidžia ir jeigu jam ypatingai rankos nėra surištos, jis tikrai gali įdiegti puikias inovacijas. Aišku, reikia žiūrėti tada į sekantį parametrą, tai yra į kaklo storį. Grįžtant prie to, kaip ilgo kaklo savininkas galėtų atstatyti savo energiją, kadangi jis kaip energijos ir ugnies kamuoliukas nuolatos juda, veikia ir laksto, tai vėlgi joga galėtų būti puikus įsižeminimo ir stabilumo atstatymo įrankis. Taip pat ilgo kaklo savininkui dažnai parekomenduoju veiklas, kuriuose jie galėtų aktyvinti būtent ištvermės savo faktorių. Kodėl svarbu ištvermė? Todėl, kad tai yra dažniau pasikartojantys veiksmai, kuriuos reikia ilgesnį laiką atlikti taip pat, kad jie pasiektų tam tikrą profesionalumo lygį.
Ir su ištverme ilgo kaklo savininkas, pradirbęs ir išmokęs tai taikyti, kur kas lengviau prisitaiko prie darbinės aplinkos, kurioje dažnai būna procesų, kurie jų nedžiugina. Tai yra rutininiai, kasdieniniai kažkokie tai darbai, kuriuos jie gali daryti, bet jie energetiškai toj vietoj daugiau praranda, nes jie yra sukurti būtent inovacijom. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, didžioji dalis ypatingai Pietų Korėjos gyventojų yra ilgakakliai žmonės, nes, kaip žinome, ten yra lopšys visų inovacijų ir technologijų. Taip pat ilgo kaklo savininkui labai svarbu įsižeminimas ir santykis su gamta, joga, meditacija ir tie dalykai, kurie vis dėlto duoda jam daugiau stabilumo, sąsajos su ta materialiaja mūsų gyvenimo puse. Apibendrinant trumpus ir ilgus kaklus, tai norėčiau pabrėžti, kad ilgo kaklo savininkui reikia labiau įsižeminti ir šiek tiek atrasti praktikų, būtent kurios jiems duotų stabilumo, kad jie galėtų įveikti įvairių pokyčių tą uraganą ir didžiulį srautą jų gyvenime. O trumpo kaklo savininkui kaip tik rekomenduočiau praktikas, kurios šiek tiek išjudintų jų kūną, jų sistemą ir jų limfą ir duotų šiek tiek lankstumo, nes dabartinė mūsų pasaulyje pokyčiai yra labai didžiuliai ir labai greiti, todėl trumpo kaklo savininkui būna kur kas sunkiau pereiti per tuos visus jį lydinčius pokyčius. Energetiškai trumpo kaklo savininkai yra tie, kurie bus linkę labiau orientuotis į save. Ilgo kaklo savininkai tai dažniausiai bus tie žmonės, kurie bus linkę atiduoti savo energiją. Ir jeigu energetiškai žiūrint, tai stipresnis būna trumpo kaklo savininkas, nes jisai stengiasi savo energiją išlaikyti stabilę, nekintamą ir dažniausiai jisai pasirūpins pradžioje savimi, o tada jau aplinka. Ilgo kaklo savininkas priešingai, jis dažniausiai siekia pirmoje vietoje pasirūpinti aplinką ir tik tai tada skirti savo dėmesio. Ir šioje vietoje jie dažnai praranda energiją, nemokėdami tą energiją mainytis. Tai reiškia, darydami mainus energetiškai, tai yra lygiai taip pat, jeigu jie rūpinasi savo aplinką, jie privalomai turi gauti kažką iš tos aplinkos. Tai gali būti, jeigu žmogus turintis ilgą kaklą, jisai pradžiai, tarkim, pasirūpina savo namiškiais ir gyvūnais, tai faktas tas, kad namiškiai tikrai šioje vietoje, pirmoji vietoje turėtų vis dėlto duoti gražos būtent per padėką, per dėmesį, per kažkokį tai pamaloninimą, kažkokias tai detalės. Na, aišku, o naminiai gyvūnai, jie visą laiką atsidėkoja savo šeimininkam meilę, dėmesiu ir atsidavimu.